Tai gal gerai tęsim toliau ir man atrodo, va, šitas video bus aktualiausias tiem, kurie turi vaikų. Pats turiu vaikų ir suprantu, kad va, toli gražu norai ir praktika labai skiriasi. Iš tikrųjų, va, klausimas, kaip pats auklėji vaikus, ką reikėtų mums apskritai daryti, kad žmonės, va, vaikai užaugę būtų ir geri žmonės, ir būtų finansiškai išprūsę, turėtų geras vertybės ir tiesiog būtų laimingi. Tai, va, nu, kokie va, tokie pradiniai dalykai, apie ką reikėtų galvoti? Na, tai pasakyti, šitoj temo aš pats turiu daugiau klausimų negu atsakymų. Taip, tai tiesiog, jo, tai man pačiam, pirmas klausimas, kurį kyla ir kildavo visuomet, kiek aš kaip tėvas galiu įtakoti, o kiek įtakoja genų, kiek įtakoja aplinka. Nežinau kur, nežinau ar tai yra tiesa, bet suradau tokio, reiškia, mokslininkų teiginį, kad mes kaip tėvai įtakom tik tai 10%. Atrodo labai liūdna, ne? Jo, 50 prigimtis ir 40 aplinka. Bet kuo toliau aš pradedu suprasti, nu iš tikrųjų, nes 3 vaikai visi skirtingi, atrodo auklėm vienodai, o visi skirtingi. Tai reiškia, supratau, iš tikrųjų, nu prigimtis jų yra. Antras klausimas, o ką aš turiu jiems duoti? Tos 10%. Jo, tos 10%, kaip aš turiu susitvarkyti. Ir kaip, ar būtinai dar turiu jausis nuolatos kalties jausmą, kaip mes visi, taigi mažai praleidau laiko, taigi... Tai savo atsakiau tokį dalyką, kad viską, ką aš turiu padaryti, svarbiausia, tai yra duoti savo meilę. Viską, ką aš jiems turiu, nu aš bent taip sakiau, transliuoti, kad aš juos myliu, mylėsiu ir tai yra nepriklauso nuo nieko. Va, nes aš galvoju, nu ir kaip man vaikysi, man reikėjo, kad mane mylėtų. Man nereikėjo tų paskaitų kažkokių, man nereikėjo, kad man aiškintų, kaip gyventi, aš pats turėsiu išmokti. Bet va, tos meilės besąlygiškos, aš galvoju, tai va, ir vienintelė aš galiausiai, jeigu aš dar per vakarą nespėjau ten apkabinti, pasakyti, tai kars galbūt net ir užknisi vaikus, tai sakyti, bet aš galvoju, jo, kad tu juos myli, bet aš galvoju, nu tai yra svarbiausia. Ir dar aš galvoju, kad aš jiems turiu sukurti sąlygas, kad jie surastų tą savo gyslelę, savo atradimą. Kažkur. Anksčiau galvoti, jeigu jau atėjo iššokus, tai turi šokti iki gal. Dabar suprantu, kad dėja ne. Jeigu pabandė, jam neatsiok ieškau. Leis pačiam pasakyti, tėti noriu tokį būrelį, nenoriu išmokti piešti, kaip sakė, noriu groti gitarą, noriu išmokti pianiną. Noriu eiti šokinėti, ne? Dar stengiuosi, iš kur, aš galvoju, noriu būti biškutį pats pavyzdys, nors ne visuomet tas pavyzdys padeda, bet jeigu jie mat, kad aš mokiausi su gitara, mokiausi tenai stovėti ant rankų, mokiausi su vienračio dviračiu, jiems tada labai lengva, aš turiu labai lengva jam kalbėti, kad ir tu turi mokytis. O jeigu tėvas sako, tu sūnau mokyk ir žinok, nerūkyk jo, tai, vai sako, ką tu man čia, Tu negerk. Jo, tu negerk, jo. Kai būsi užaugęs, tada gersi. Na ir dar svarbiausia, aš kažkodėl tai man tokia, kad aš turiu padaryti viską, kad išmokinčiau jo svarbiausio amato, tai yra uždirbti pinigus. Nes nei institutė, nei mokyklų to nieks nemokins. Ir ko jie anksčiau pradės, aš pats pirmą pardavimus dariau, būdamas, nežinau, atrodo, 7 metų kramtoškės pardavinėjau, man brolis pusbrolis atveždavo, aš parduodavau. Po to 12 metų tos džinsus vežiau į Rusiją pardavinėjau. Aš labai dėkingas, kad 15 metų jau gamykloje dirbu. Tai aš galvoju, kuo anksčiau mano vaikai pradės su pinigais suprasti, kaip jie funkcionuoja, to yra geriau.